Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, siūlome jums kelionę į Panevėžį, kuris labai intensyviai ruošiasi vienai didžiausių metų šventei – miesto gimtadieniui. 520 metų Panevėžiui, kultūra, sportas užliejo visą miesto centrą, gyvenama buvo sporto ritmu. Na, bet mums svarbiausia, kad Laisvės aikštėje prie Panevėžio miesto savivaldybės prasideda stipriausių galiūnų kovos Europos taurė 2023. Šiuose varžybose dalyvauja 10 galiūnų iš įvairių šalių, kurios jūs ir matote. Tai yra iš Lietuvos, Latvijos, Ispanijos, Rumunijos, Švedijos ir Ukrainos. Sportininkai varžysis įvairiose rungtyse, įskaitant traktoriaus tempimą, rąsto kėlimą, svarmenų, nešimą tarp kojų, padangos vertimą, maišo užmetimą ant peties bei našių nešimą. Tai čia toksai trumpas anonsas, o dabar svarbiausia dalis. Leiskit pasisveikinti su labai įdomiom įžvalgom garsėjančių žmogumi, Žydrūnu Savicku. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Panevėžys, matau, kad visi taip su šypsena prisimena, kas čia vyko, su šypsena ir azarto. Geros varžybos, kurias matys BTV televizijos sporto aistruoliai. Kokio masto, kokio kalibro čia sportininkai atvyko ir ko galime tikėtis? Na, šiais metais tikrai Panevėžį į Europos taurę susirinko stiprus kontingentas. Aišku, kaip visada, vienas iš pretendentų laimėti yra Didis Zarinš, mūsų stipriausi vyrai. Jį kaip tik ir matome dabar, taip. Ir tikrai iš daugelio šalių atvyko stiprus galiūnai. Turime vieną iš Švedijos stipriausių žmonių, Rumunijos galiūnų čempioną, stipriausią ispaną. Tikrai varžybos žada būti įdomios. Taip, Europoje turime daug talentingų galiūnų ir jie pasirengę demonstruoti savo jėgas ir įgūdžius. Europos taurė 2023 metai. Panevėžyje. Ir pirmoji rungtis – traktoriaus tempimas. Distancija 20 metrų. Laimės tas sportininkas, kuris distanciją įveiks greičiausiai. Taip, Panevėžys, kaip ir sakė Žydrūnas, puikiai vieta šioms varžyboms, o žiūrovai, kaip ir mes, prie televizijos ekranų mėgausimės įspūdingais sportininkų pasirodymais. Modestas Truskus, apie jį daug čia pastaruoju metu šnekame, nes jo rezultatai tiesiog fantastiški paskutiniu metu. Taip, iš tikrųjų, visose varžybose jam puikiai sekėsi. Vienintelė šio sezono, manau, Modestui tokia ne pati geriausia diena, tai Lietuvos galiūnų čempionato finalas, kuris finišavo 4. Tikrai ne taip, kaip tikėjosi, bet kitos varžybos jam tikrai susiklostė labai gerai. Taip, prisiminkime ir BTV žiūrovai stebėjo Baltijos čempionatą Kėdainiuose, kur Modestas Truskus ir Audrius Jokubaitis iškovojo dramatišką pergalę, ar ne? Taip, iš tikrųjų varžybos buvo įspūdingos, viskas lėmė paskutinėje rungtyje. Tokias varžybas įdomu stebėti, įtampa išlieka iki pat varžybų pabaigos. Na taip, gal šiek tiek dėl Vilmanto Bliujaus auklėtinio Truskaus gaila dėl to, kas įvyko Druskininkuose. Kaip ir sakė Žydrūnas, Lietuvos galiūnų čempionato finale jis liko 4, bet pirmas vietas iškovojo Kupiškio etape. Taip pat Lietuvos rąsto kėlimo varžybose Molėtuose, taip pat Baltijos galiūnų turnyre Ignalinoje. Na, daug variantų, daug titulų. Tomas Šliūpas, beje, kiek lietuvių atstovauja Lietuvą šiuose varžybose? Šiuose varžybose atstovauja 5, jeigu neklystu. 5 dalyviai netgi, turėjo 4 būt, bet vienas užsienietis traumavosi ir Lukas Mataitis pakeitė jį, tai aišku, jam bus sunkiau dalyvauti šiandien. Taip, kad kas tik tai dabar prisijungia, atskaitos taškas yra 25 sekundės 51 šimtoji traktorius tempimo rungtyje. Traktorius beje sveria 6 tonas. Struskus uždavė gerą rezultatą. Tomo Šliūpo Šilutiškio rezultatas 30 sekundžių. Na, o dabar žiūrėkime, kaip ukrainietis Roman Krekov, kaip pavyko jį pasikviesti į Lietuvą. Na, dažnai BTV žiūrovai matydavo Oleg Filipiak, bet Oleg Filipiak iš Ukrainos yra traumuotas, jisai varžybose patyrė traumą, bicepso raumuo trūko, dėl to reabilitacija ir sugrįž į varžybas tik tai kitą sezoną. Ir po jo federacija Ukrainos pasiūlė Roman Grekov, kad dalyvautų Europos taurėj. Tai iš tikrųjų mielai jį pakvietėm. Esu matęs, kaip jis dalyvauja varžybose, tikrai pakankamai pajėgus sportininkas. Aišku, problema ta, kad jis negali pilnai treniruotis, nes reikia
atlikti pareigą tėvynėje Ukrainai. Jūs kažkada ir sakėt, kad jie ir tarnauja savo tėvynėje, atiduoda pareigą ir dar sugeba dalyvauti varžybose. Taip, iš tikrųjų sudėtinga. Net išvykti varžybas nėra taip paprasta, nes šaukiamo amžiaus vyrams reikia labai daug dokumentų, kad išvykti varžybas. O žiūrėkit, čia kaip nosis visiems nušluostė, ką tik pasirodė švedas, Sim Johansson, 23 sekundės. 0,06. Tai čia kol kas absoliučiai geriausias rezultatas? Taip, švedas yra vienas iš pretendentų laimėti šiandien. Tikrai pajėgus labai sportininkas. Aš pats šiais metais teisėjau varžybose Švedijoje, kur jisai laimėjo tas varžybas ir laimėjo įtikinamą persvarą. Tikrai yra vienas, jeigu ne stipriausias Švedijos žmogus šiandien. Bet iš kur, tarsi ir negirdėtas vardas, pavardė, taip, tai plačiai auditorijai, kurie ir save priskiriu. Jaunas galiūnas. Pakankamai jaunas, bet jis jau turi patirties. Sportininkas dalyvavo prieš jau kokį 10 metų galiūnų varžybose ir buvo trumpam pristabdęs savo karjerą, kelis metus nedalyvavo. Ir šiais metais jisai sugrįžo į galiūnų varžybas ir Švedijoje varžybose iškart laimėjo. Tai tikrai perspektyvus sportininkas, labai turi gerus duomenis. O žiūrėkit, kaip puošia čia publika Panevėžyje, šakietis Audrius Jokubaitis. Panašu, kad mums dovanoja labai gerą rezultatą ir jis kol kas iš lietuvių pasirodo geriausiai. Tiesa, švedo nepavyko aplenkti, bet 23 ir 54 šimtosios, tai yra labai labai geras rezultatas. Audrius Jokubaitis, aš taip įsivaizdavau, po varžybų bus kažkiek pavargęs, bet žiūrėkit, jie su Struskum ką išdarinėjo. Pačios geriausios formos? Taip, iš tikrųjų, atrodo, tik tai savaitę prabėgo nuo varžybų, bet sportininkai atrodo šiandien tikrai pasiilgę varžybų, nors ir tai paskutinės sezono varžybos, bet jėgų dar yra likę. Na, paskutinėse sezono varžybose visada pats baisiausias dalykas, kad tik nebūtų traumos, ar ne? Vis tiek jau nuovargis, atrodo jau viskas įveikta, dažniausiai traumos ir būna prieš atostogas, bet tikiuosi šį kartą taip nebus. Čia matome ispaną, Juaną Ferrerį ir po jo iš karto pamatysime dar vieną lietuvį. Beje, Žydrūna, jūs taip užsimenėt švedą, pamačiau varžybose Švedijoje, kai teisėjavau, ukrainietį pamačiau ten. Kas kvietė galiūnus? Ar Lietuvos galiūnų federacija, ar čia kažkaip tai reikėjo derinti su Europos? Čia vyksta derinimai su nacionalinėmis galiūnų federacijomis, su pačiais sportininkais, nes visi sportininkai turi savo planus, kur nori jie startuoti, kokios jų perspektyvos, kokie planai tais metais. Iš tikrųjų pakankamai daug yra to darbo suderinti visus sportininkus ir kad tikrai dalyvautų patys pajėgiausi sportininkai, kurie gali tą dieną dalyvauti. Čia matome Karolį Aleksandravičių ir jo nepaprastą artimųjų palaikymą. Šilalės atstovas, jo laikas 31 ir 17 šimtųjų. Na, galėtų būti ir geresnis rezultatas, net pažįstam kažkaip. Ar čia tiesiog jo rungtis neparankiai, Žydrūnai? Nes paskutinį metu kažkaip Karolis kuklesnius rezultatus demonstruoja. Na, jo pagrindinis startas buvo Lietuvos galiūnų čempionatas. Manau, kad ten buvo geriausia pasiekta sportinė forma. Aišku, traktorio tempimas taip pat nėra jo gal pati stipriausia ir mėgstamiausia rungtis. Tiek Struskus, tiek Jokubaitis, tiek kartais ir Tomas Šliupas greičiau gali veikti šią rungtį. Tai manau, kad dar mes nematome. Bus rungčių, kur ir Karolį yra geresnis. Na, kita vertus, negalim visą laiką iš Karolio reikalauti pergalio, ar ne? Normalu. Didis Zarius parodė savo rezultatą, 28 sekundės 46 šimtosios. Na ir taip, po pirmos rungties švedas pirmas, lietuviai antrą, trečią vietą užima, 7 ir 9. Lukas Mataitis irgi kažkaip kukliai pasirodė, 35 sekundės 77 šimtosios. Nieko, nepanikuokim, tai dar tik tai pirmoji rungtis, o mes netrukus keliausime į antrąją rungtį. Likit su BTV.
Antroji šios dienos rungtis išaiškins, kas turi stipriausius pečius ir geriausiai kelia svorius virš galvos. Rasto kėlimas 140 kg, laiko limitas 60 sekundžių. Taip, gerbiami žiūrovai, sveiki sugrįžę į Aukštaitijos sostinę. Gimtadienis čia, Panevėžio Laisvės aikštėje. Viena iš gimtadienio dalių - stipriausių galiūnų Europos taurės galiūnų varžybos. Čia Lietuvai atstovauja 5 stipriausi sportininkai. Ir varžovai taip pat atvyko iš Latvijos, Ispanijos, Rumunijos, Švedijos ir Ukrainos. Beje, apie tuos svečius iš užsienio. Na, tarsi burtų lasdelį mostelius esame įpratę matyti gan pažįstamus veidus, koks Islandas, ukrainiečiai, o čia dabar žiūrėkit, jau matome ir Ispaniją, ir Rumuniją. Kaip čia pavyko prisivilioti? Na, kiekviena šalis skirtingais laikais turi stipriausius sportininkus. Taip ir Rumunijoje ilgą laiką nebuvo labai stipraus sportininko, dėl to nematėm Rumunijos sportininkų varžybose. Bet Robertas yra tikrai vienas iš perspektyviausių jaunų sportininkų galiūnų Europoje. Tai malonu, kad atsirado nauja šalis, kur atvažiuoja stiprus sportininkai. Ispanija niekada nežibėjo savo galiūnais, bet Ferrer yra labai perspektyvus sportininkas ir manau, kad su kiekvienais metais jo rezultatai gerės ir dažniau jį matysim varžybose. Taip gerėja ir Karolio Aleksandravičiaus rezultatas 6 kartai rasto kėlimas, 140 kg jau čia yra jo viena iš geresnių rungčių. O čia Dizis Zarinš, priminkime Žydrūnai šią istoriją. Žmogus, kuris ruošiasi baigti karjerą, bet ją nori baigti pergalėm Lietuvoje. Taip, iš tikrųjų, Dizis Zarinš pasakė, kad šiais metais baigs sportinę karjerą. Tikimės, kad persigalvos po kurio laiko. Norėtume pamatyti jį varžybose, nes tikrai šiemet pasiekė Latvijos atkelimo rekordą, puikius rezultatus ir gaila, kad pačiam pikiai išeitų sportininkas į poilsį. Tai šias varžybas matome Lietuvoje Dizis Zarinš paskutinį kartą, bent jau kaip jisai sakė. Latvijoje jisai dar dalyvaus varžybose paskutinėse, bet Lietuvoje tai yra jo paskutinės varžybos. Na, o šita rungtis yra viena jo mylimiausių. Jau žinome, kur yra svorio kėlimas rankomis, tai čia jis yra nepralenkiamas. Ir ko gero šį kartą irgi niekam šansų nepaliko iškeldamas tokį svorį. Taip, tikrai. Praeitais metais laimėjo pasaulio čempiono titulo rasto kėlimo rungtyje. Ta titulą netiek daug galiūnų turi pasaulyje. Vydas Blekaitis iš Lietuvos, aš esu laimėjęs tą titulą, keli užsienio sportininkai ir smagu, kad ir Latvijos galiūnas laimėjo pasaulio čempionatą. Tai jau yra prestižo reikalas jam šioje rungtyje laimėti. Žydrūnai, dėl Dizio Zarinš kaip ir viskas aišku, ar ne? Faktas, kad jisai galvoja tik tai apie pirmą vietą. Vienas atstovaudamas Latviją nori tapti Europos galiūnų taurės savininku. Kas iš lietuvių? Pavardinkim, Struckus, ko gero, vienas iš pretendentų, Karolis tas pats Aleksandravičius, ar ne? Tai pagal rungtis vis tik tai sakyčiau, kad Modestas Struckus ir Karolis Aleksandravičius šiandien turi geriausius šansus pakovoti su Diziu Zarinčiu ir būti trejetuke, o galbūt sėkmės atveju ir laimėti. Būtų smūgis Lietuvos galiūnų sportui, Lietuvos galiūnams, jeigu Dizis Zarinč laimėtų vienas Latvijos prieš 5 lietuvius ir nušluostytų nosį. Na, aišku, norėtųsi, kad pagaliau Dizis ir nelaimėtų pas mus, nors ir kaip patinka tas sportininkas, norėtųsi, kad Lietuvos sportininkas laimėtų šiandien. Taip, o čia Rumunijos atstovas Robert Marian iškelia 6 kartus, pakartoja Karolio Aleksandravičiaus rezultatą. Aš tik tai dar priminsiu, po pirmos rungties pirmauja švedas ir lauksime jo pasirodymo. Antroje vietoje po pirmos rungties yra Audrius Jokubaitis iš Šakių ir trečioje Modestas Struckus. Tarsi viskas dar yra gerai po pirmos rungties. Tas vieno taško skirtumas, čia dar nieko baisaus, dabar svarbiausia, kaip toliau klostysis visos rungtis. Čia, jeigu nori nebarstyti taškų ir išlikti kovoje, na tai, švelniai tariant, mažiausiai reikia iškelti 6 kartus. Taip, 6 kartai būtina iškelti, nes mažiau kainuotų brangiai, daug taškų. Ir nors dar 4 rungtys
prieš akis, bet kiekvienoje rungtyje bus sunku surinkti taškus, nes sportininkai tikrai pajėgūs susirinko šiandien. Žydrūnai, jūs visada mums praplečiat žiūrėjimą, įvairią informaciją. Už ką serga Panevėžys? Štai kur klausimas. Galiūnų sportas yra unikalus ir čia palaiko visus galiūnus. Iš tikrųjų, Taip ir turi būti tarptautinėse varžybose. Modestas Struckus, kaip ir mes sakėme, 6 kartai geras rezultatas, pakartoja Karolio Aleksandravičiaus rezultatą. Na, o dabar žiūrėkime žmogus, kuris po pirmos rungties yra trejetuke, Audrius Jokubaitis. Jis, primenu, yra iš Šakių. Taip pat šį sezoną labai dažnai minime jo pavardę. taip, labai Audriui svarbi ši rungtis, nes rasto kėlimas nėra jo pati stipriausia rungtis, tai tikrai reikia čia maksimaliai padaryti gerą rezultatą, kad neiškristi iš to prizininkų trejeto, iš tos antros vietos, kur dabar esate, tai čia labai svarbi rungtis jam. Bet mes kažkaip ir nepastebėjome, bet Audrius Jokubaitis yra, na, kiekvienose varžybose žmogus, kuris pretenduoja į trejetuką. Taip, iš tikrųjų yra ganėtinai stabilus sportininkas, turi praktiškai visas geras rungtis, galbūt rasto kėlimas tokia yra šiek tiek jo silpnesnė rungtis, bet tikrai nėra labai bloga rungtis. Ir sportininkas šiemet tikrai pademonstravo, kad gali kovoti aukščiausio rango varžybose. Ir tarp kitko priminsiu, kad praėjusiais metais Audrius Jokubaitis yra įveikęs Didį Zarinš varžybose Lenkijoje. Tai tikrai... čia irgi savotiška akistata, tokia revanšinė. Bet Didis Zarinš šią rungtį laimi ir pasididina savo taškų bagažą ir kyla į viršų. Tuoj pamatysime, kokioje jisai pozicijoje. O štai kas įvyko su švedu. Jisai pirmą rungtį laimėjo, o čia iškėlė viso labo tik vieną kartą. Taip, iš tikrųjų kontrastas didelis. Iš pirmos vietos į paskutinę. Ir tas paskutinės vietos pasirodymas jį bloškė į turnyrinės lentelės vidurį. O mes turime gerų žinių. Po 2 rungčių Modestas Struckus pirmauja. Ir rumūnas su Latviu lipa jam ant kulnų ir atsilikinėja tik tai 1 tašku, ką mes dar iš lietuvių turime kovoje, tą patį stabilųjį Audrių Jokubaitį. Trečioji šios dienos rungtis turi pavadinimą ančiukų pasivaikščiojimas, nes sportininkai neša svorį tarp kojų ir eidami sviruoja kaip ančiukai. Šį kartą svoris 210 kg ir sportininkam reikės įveikti kuo ilgesnį atstumą. Kas nuneš toliausiai, tas laimės. Kas Žydrūnai pavadinimus galvoja, čia iš publikos tautosakos? Galiūnų varžybose rungtis susiformavo per daugelį metų ir kiekviena rungtis turi tuos tokius pavadinimus. Tai čia angliškai būtų duck walk, ančiukų pasivaikščiojimas. Lagaminų nešimas Lietuvoje vadinamas, tai yra fermerių pasivaikščiojimas. Ir laikrodis, kur mes vadiname ėjimas ratu, pas mus jau tradicija, kad yra laikrodis, bet pasaulyje vadinama ši rungtis Konano ratas, taigi kiekviena galiūnų rungtis turi savo tą pavadinimą ir pagal tai, kas jau domisi galiūnų sportu, iškart žino, kokia tai yra rungtis. Na, gražu, tai tik tai suteikia papildomus spalvų galiūnų varžyboms, o čia žiūrėkit, ką išdarinėjo švedas be sustojimo, kiek toli jis nuėjo, tokio tempo, tokio krūvio nepakėlė ispanas, kuris jau trasos viduryje sustojo, o štai švedas atrodo ir toliau mums rodo amerikietiškųjų kalnelių stilių. Vienoje rungty pirmas, kitoje paskutinis. Su tokiu rezultatu 43 metrai čia galima tikėtis daugiau taškų. Aš manau, čia tikrai jau turėtų būti prizininkų trejetas šioje rungtyje. Tikrai aukštas rezultatas. Čia reikia tikrai ir greičio, ir labai svarbus stiprus pirštai, nes nors ir čia nėra lagaminų nešimas, abiem rankom nešamas svoris, bet galų gale pirštai pavargsta ir svoris išslysta iš rankų. Tai Žydrūnai, aš čia gerai suprantu, paleidi viskas, sustoja. Paleidi viskas, taip čia maksimaliai distancija. Ši rungtis Lietuvoje yra daroma pirmą kartą. Paprastai ją žiūrovai matydavo estafetėse ar šiaip distanciją įveikti per kuo greitesnį laiką. Bet šį kartą matome
ištvermės rungti ir laimi tas, kas nuneša toliausiai. Na, pritrūko Audriui kokių 8 metrų iki švedo, bet jis ten iš tikrųjų nubėgo labai toli. Tomas Šliūpas, mačiau, galvą kinkavo, nepateintas jisai šiuo rezultatu. Galėjo geriau, turbūt galvoja pats, 27 metrai. Na, o Lukas Mataitis šiandien jis kažkaip šešėlyje. Na, tikrai sunku sportininkui, kada pakeiti kitą sportininką išvakarėse varžybų. Dar priminkit tą istoriją, ką jisai pakeitė. Pakeitė jisai vieną iš sportininkų, kuris traumavosi ir negalėjo dalyvauti. Valentins Klevinskis iš Latvijos turėjo dalyvauti, taip, bet nepavyko jam čia dalyvauti. Na taip, tada viskas čia suprantama, jokių priekaištų negalime turėti Lukui Mataičiui. Taip, nei tu psichologiškai, nei tu fiziškai ruošeisi, nei susikaupęs ir čia tiesiog gelbėjai visą renginį, ar ne? Tai Lukui bet kokiu atveju didžiulis ačiū. O čia, žiūrėkit, irgi labai neblogas rezultatas gali būti. Taip, Ukrainos galiūnas taip pat demonstruoja puikų rezultatą šioje rungtyje. Ir švedą, man atrodo, aplenkė jisai. Gali būti, kad netgi švedą aplenkė. Taip, tikrai buvo 43, o čia? Wow, 47. Tikrai labai aukštas rezultatas. Na, kiekvienos moters svajonę tokį vyrą galima paprašyti ir į parduotuvę daugiau nueiti ir atnešti prekių, ar ne? Daugiau prekių atnešti tikrai. Gerai, o dabar žiūrime mūsų Modestas Struckus su rumūnu. Čia irgi žiūri įdomios taktikos. Vieni suprasdami, kad ištvermė labai skuba ir didesniai žingsneliais, kiti mažiukai žingsneliai, dar treti lėtai, bet užtikrintai, dar žiūri į savo oponentą. Net nežinia, kokia čia optimaliausia taktika, ką čia Struckus išdarinėjo. Modestas Struckus turi silpnesnius pirštus negu turėtų būti. Kol kas vis nepavyksta jų sustiprinti tiek. Tai matomai sportininkas suprato, kad jeigu jisai suksis, tai praras daugiau to laiko brangaus. Ir tiesiog suprato, kad jau svoris lysta iš rankų, bandė atbulom nueiti dar kuo didesnį atstumą. Ojojoj, bet čia nėra gera žinia Modesto gerbėjams, nes akivaizdu, kad jau ne vienas ir ne du ir ne trys sportininkai įlenks, o tai reiškia taškų barstytuvo sindromą. Ojojoj. Gerai, o čia dabar sergam už Karolį Aleksandravičių. Dizis Zarinč išsiveržė į priekį, Karolis vis dar kovoje ir labai neblogai. Taip, apsisukimas. Net nepagalvojau, Žydrūnai, bet iš tikrųjų apsisukimas irgi labai daug reikalauja. Vienas dalykas eiti tiesiai, o kitas dar judesius daryti. Taip, ir iš tikrųjų tas trypčiojimas vietoje apsisukant neduoda jokio rezultato, nes kol apsisuki, vis tik tai nulinis yra įvertinimas, nėra atstumo, o jeigu tu kerti distanciją ir eini atgal ir tu jauti, kad tik eisi 1-2 metrus, tai išloši metrą mažiausiai, o galbūt 2. Tokiu būdu, tai yra jau toks taktiškas žaidimas. Na, Karolis turėtų dabar būti labai patenkintas, na, bent jau tuo, kad Dizis Zarinč jisai aplenkė. O čia netikėtai, tai tik dar labiau parodo, kokie galiūnai geri susirinko šiuose varžybose. Naujas lyderis šioje rungtyje, ukrainietis, švedas vėl primena apie save, o iš mūsų geriausiai pasirodė Karolis. Audrius Jokubaitis, kaip ir sakė Žydrūnas, stabiliai, visada geri rezultatai, stabilus ir patikimas mūsų kovotojas. Na, neįtikėtina. Kas galėjo pagalvoti, po 3 rungčių rumūnas priekyje? Wow. Rumūnas, tiesa, jisai pirmauja tik tai pusę taško, jam ant kulnų vėl grįžo į kovą švedas ir mūsų Audrius Jokubaitis, vienas iš favoritų, Dizis Zarinč, yra tik tai 4 vietoje. Na, taip pat dar kovoje labai yra ir Modestas Struckus ir Karolis Aleksandravičius. Ojojoj, kokios varžybos. 4 šios dienos rungtis, tradicinė, padangų vertimas, šį kartą sportininkai vers 10 kartų. 5 į vieną pusę, 5 atgal. Kas greičiausiai, tas ir laimi. Taip, mūsų varžybos persikelia į antrąją dalį ir čia dabar svarbiausi dalykai. Jeigu Žydrūnai taip atidžiai žiūrėjote turnyrinę lentelę, tai visi 5 sportininkai dar yra kovoje. Taip, iš tiesų, nedažnai būna taip, kad po 3 rungčių neišryškėja 1, 2 ar 3 lyderiai. Dar kovoje yra visi galiūnai
ir 5 iš jų gali laimėti varžybas. Tai iš tiesų dar įdomiau žiūrėti šias varžybas. Taip, specialiai pasižiūrėjau, pirma vieta 21 taškas Rumunas, o 5 vieta Modestas Truskus 19. Tai yra viso labo juokingi 2 taškeliai, kurie gali būti pelnyti bet kurioje rungtyje. Taip, 2 taškai nieko nereiškia, nes kiekvienoje rungtyje galima tuos 2-3 taškus lengvai laimėti. Būtų netikėta, Žydrūna, jeigu Rumunas laimėtų. Taip, iš tikrųjų, aš mačiau, kad jis progresuoja, kad yra gerai pasiruošęs. Bet negalvojat, kad tiek? Bet kad pirmoji vietoj bus po 3 rungčių negalvojau. Iš tikrųjų nustebino. Na, turbūt screenshotą galėtų darytis telefone ir rodyti visiems savo draugams, kad stipriausioje Galiūnų kalvėje Lietuvoje jisai Europos taurės varžybose yra pirmas. Na, čia primena tą situaciją, kaip krepšinėje kažkada Virginijaus Šeškaus krepšininkai buvo pirmi ir, aišku, tai nebuvo dar pasibaigęs čempionatas, bet visiems buvo rodoma, va, mes esame pirmi. Gerai, pirmoji pora pasirodė, Modestas Truskus, na, jau jam trauks plyš, reikia kažką daryti. Su Tomu Šliupu jie petys į petį ne vienas varžybas kartu kovojo ir dabar tarsi sinchroniškai jie verčia padangą. Kam iš lietuvių čia, Žydrūnai, yra geriausias variantas? Modestui mūsų? Modestas ir Audrius Jokubaitis geriausiai verčia padangą, taip pat Tomas Šliupas neblogai verčia, bet šiaip dažniausiai Modestas Truskus laimi šią rungtį. Na taip, Modestui dabar yra puikia proga ir psichologiškai įgyti pranašumą, nes jeigu ten prieš kokią paskutinę rungtį tu atsilikinėjai, gali ir psichologiškai tave paveikti. Bravo, čia viskas tvarkoj, taip galima ir susiplėšyti marškinėlius. Patenkintas Modestas šiuo pasirodymu. Gražu, Modestus Truskus. Žiūrime jo rezultatą, 36 sekundės 17 šimtųjų, tai yra kol kas geriausias rezultatas. Taip, tikrai aplenkė visus kitus Galiūnus. Na, o Tomas Šliupas 42 sekundės. Diziui Zarinš. Kova dabar kaip netikėtai, kova su šių varžybų lyderiu. Kažkaip atidžiau norėtųsi pasižiūrėti, Žydrūną, į Rumuną. Kuo jis čia toks unikalus? Iš sudėjimo, iš tikrųjų, galingas vyras. Galingas, stiprus raumenis, jaunas, turi daug energijos ir noro. Tikrai Rumunija niekada neturėjo aukščiausio rango Galiūnų. Turėjo nemažai Galiūnų, bet esu pats dalyvavęs Rumunijoje varžybose, bet manau, kad čia yra ta Rumunijos viltis ir žvaigždė ir manau, kad kelių metų laikotarpį jisai tikrai pasauliui pasakys apie save tikrai garsiai. Tai jeigu jisai konkurencijos neturi Rumunijoje, kur jam tobulėti, tik tai tokiose varžybose? Taip, iš tikrųjų, jam tai yra ne tik varžybos, bet ir puikiai treniruotė tolimesniai karjerai. O dabar pavojaus signalai skamba ne tik tai Rumunui, bet ir Diziui Zarinš, kuris padangos vertime sugaišo net 10 sekundžių ilgiau nei Modestas Truskus. Akivaizdu, kad irgi šiek tiek barstys taškus, lygiai taip pat kaip ir Rumunas, kuris sugaišo 50 sekundžių 87 šimtasias. O dabar Karolis Aleksandravičius ir Audrius Jokubaitis. Po 3 rungčių jie visai gerose pozicijose. Ir 4 vieta Audrius, o Karolis Aleksandravičius irgi tenai dar yra, kaip mes sakėme, kovoje. Žydrūnai, Diziui Zarinš, jeigu taip ir toliau, turbūt tą titulą gali matyti kaip savo ausis? Taip, iš tiesų situacija Diziui nepalankiai klostosi šiandien varžybose. Ir Modestui Truskui, mūsų kitiem Galiūnam tikrai palankiai gan situacija, tik tai gaila, kad Karolis šioje rungtyje verčiant padangą traumavosi pirštą ir negalėjo toliau tęsti rungties, tai matomai iškrenta iš kovos šiandien. Bet visiškai pasitraukė iš varžybo, ar tiesiog tęs, bet nepilna jėga? Pamatysim kitose rungtyse, bet šios rungties jis jau nebandė tęsti, tiesiog matomai tikrai rimta trauma. Ir čia ta rungtis, kur reikia dirbti labai plaštokomis pirštais ir jeigu kažką traumavai, tai... Bet ten jau pačiam pirmam vertime dabar pakartojame, matėme. Tik pakėlė tą padangą, iškart susiėmė už pirštų. Na gerai, linkime Karoliui sveikatos, tikimės, kad jisai grįš. Pažiūrėsime, ar kitoje rungtyje dalyvaus ar ne.
Bet panašu, kad ne, jisai iš varžybų pasitraukė, taip. Ir toliau jisai jau nebefigūruos varžybose, tai vadinasi trauma išties rimta. O čia švedas. Na, švedas vis dar kovoje, jisai antras. Ir gali dabar pagerinti savo situaciją lentelėje, bet aš žiūriu su tokiu tempu. Čia vėl tas variantas amerikietiškų kalnelių, kad švedui neparanki ši rungtis, akivaizdu. Na taip, jau daugelį varžybų matom, kad padangą lietuviai verčia visada geriau. Ir nors mūsų padanga nėra tokia sudėtinga, sunki, bet vis tik tai užsienio šalių sportininkam su ją būna visada keblumų. Ir tempas nebūna toks geras. Atsimenu čia tą variantą, kad va tokias padangas, tai mes ir broliukai Latvijai, ar ne? Yra ekspertai jų. Tie, kas atvažiuoja iš tolėliau, jiem iš karto kliūtis didžiulė. Taip, dar Ukrainos sportininkai tokias pat varto, tai jie irgi labai neblogai daro šią rungtį. Ta byloja rezultatas. Žiūrėkit, penketuke vien lietuviai ir vienas latvis. Taip, šeštas yra ukrainietis. O kitiems su padangom buvo bėdų. Na, taip, liūdnesnė žinia, kad Karolis Aleksandravičius susitraumavo, o mes žiūrime į rezultatą po 4 rungčių. Dar naujas lyderis, o čia tai varžybos. Audrius Jokubaitis kyla į pirmąją vietą, stabiliai, gražiai jisai keliauja ir dabar pusę taško jisai lenkia Modestą Struckų. Dizzy Zarinč irgi dar kovoje, jisai trečias, Rumunas iš pirmos į 4. Švedas irgi dar kovoje. Kokios varžybos, neįtikėtina. Gerbiami žiūrovai, grįžtame į Panevėžį. 5. rungtis – maišo užmetimas ant peties. Svoris 130 kg, laiko limitas 60 sekundžių. Laimės tas sportininkas, kuris daugiausia kartų užsimes maišą ant peties. Čia reikia ištvermės, jėgos ir greičio. Žydrūnai, čia specialiai tokia rungtis parinkta, taigi tai yra rungtis, kur įmanoma daugiausiai klaidų. Na, iš tikrųjų, ši rungtis tampa vis populiaresnė tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Reikia sportininkam tikrai ir jėgos, ir ištvermės, ir greičio. Ir klaidų gali būti, dėl to ir žiūrovom įdomu. Ir iš tiesų ši rungtis labai yra gera treniruotėse, nes puikiai lavina visas jėgos savybės ir tikrai pasiruošimo etape labai yra gera rungtis. Dėl to vis dažniau matome ir varžybose ją. Šiaip pasižiūrėjus į sporto klubus, ne tik matome sprogusį populiarumą, labai daug žmonių sporto klubuose, bet būtent jėgos sportą matosi atranda didžioji dauguma Lietuvos gyventojų, kurie sportuoja. Taip, iš tiesų jėgos sportas yra reikalingas, nes žmogui reikia sportuoti būtinai 3 kryptimis. Tai yra lavinti ištvermę, lavinti jėgą ir lankstumą. Tai jėgos pratimai yra būtini kiekvienam žmogui. O pats matote socialiniuose tinkluose ir žinomi žmonės ir mažiau žinomi rodo, kaip jie sportuoja. Ar dažnai pamatote klaidų, kur ten parodyta gražiai skambant muzikai, kaip sportuoja? Ar turit ten kur papriekaištauti ar ne, kad broleli blogai darai, čia sveikatą savo gadinė? Be abejo, visko yra, matosi žmonės vieni labai į tai profesionaliai žiūri, samdosi trenerius ir išmoksta techniką ir paskui viskas sekasi puikiai, bet kiti tikrai daro klaidų ir tikrai reikėtų koreguoti. Visada sportuokite bent jau pradžioj su treneriu. Žydrūnai, negalvojat, kada kokią knygą ar kokią video ciklą padaryti patarimų? Visi gaudo žodžius iš jūsų lūpų labai įdėmiai. Be abejo, kad galvoju ir darysiu, turiu YouTube kanalą savo, tai ten yra šiek tiek patarimų, bet jų tikrai daugės. Gerai, o mes grįžtame į varžybas. Dizzy Zarinč. Kažkaip šiandien jį matome tik tai skėsčiuojantį rankomis.
vis dažniau. 4 kartai tai nėra tas variantas, kuris leidžia intensyviai kovoti dėl nugalėtojo titulo. Taip, ir tikrai Didžis, manau, tikėjosi šiandien lengvesnės kovos, lengvesnės pergalės, bet matosi, kad gali net ir nebūti tos pergalės, nes sportininkai tikrai yra labai nusiteikę kovingai šiandien ir net nežinai, kas yra tavo pagrindinis varžovas. Būtent, o tų pretendentų į titulą yra net 5 ir viskas gali staigiai keistis po vieno pasirodymo, po vienos rungties. Taip, čia matote maišo užmetimo ant peties rungtį. Svoris nemažas, 130 kg, beje, kas ten yra viduje, grūdai kokie ar kas? Viduje yra smėlis, gaminami specialūs maišai, yra keli sluoksniai, tai niekada nesupliš, niekada neiškris smėlis. Ir galima juos įsigyti įvairių svorių, nuo 50 kg iki 200 kg. Ir tokius maišus naudoja ir ne tik galiūnai treniruotėse, bet ir kitų sporto šakų sportininkai. O čia pranoko pats save šilutiškis Tomas Šliūpas. 6 kartai tai yra iš tikrųjų rimtas rezultatas ir kol kas tai yra geriausia, ką mes šiandien matėme. Ir šilutiškis sulaukė savo rungties. Taip, 6 kartai tikrai aukštas rezultatas. Manau, kad maksimaliai galima 7-8 iškelt, bet čia jau turi būti labai geras tempas, labai gera technika ir sportininkas turi būti savo geriausiai sportiniai formai. Na, pažiūrėsime, koks bus galutinis geriausias rezultatas. Kol kas 6 kartai ir tai yra lietuvis Tomas Šliūpas. Na, vidurkis 4 kartai, kas ten daugiau, tas akivaizdu turnyrinėje lentelėje bus ir aukščiau šioje rungtyje. Bet čia matosi ne tik tai fizinė kova, bet ir kova su savimi. Čia ir, kaip ir pats Žydrūnai sakėte, ištvermės reikia. Taip, kiekvienas sekantis maišo užsimetimas vis yra sunkesnis. Svoris tas pats, bet jėgos senka. Ojej, kaip čia reikia kovos su savimi. Audrius Jokubaitis galėjo, jis tą 6 kartą užsimesti maišą, bet, gilus atodusis nuvilnijo Panevėžyje, o čia Modestas Struskus. Viską turi, ko reikia šiai rungčiai. Taip, iš tikrųjų, Modestui taipogi ši rungtis pakankamai palanki ir manau, kad jo tikslas tikrai bus ne 6 kartai, bet 7. Tai būtų didelis šansas tada kovoti dėl pirmos vietos. Žydrūnai, kam šitas rankos, toks atmetimas į šalį, užfiksavimas, kad štai prašau? Taip, pilnas fiksavimas yra, kada maišas yra ant peties, jisai neslenda, stovi stabiliai ir kad laikoma tik viena ranka. Tai viena ranka turi būtinai būti į šalį, kad teisėjas matytų, kad iš tikrųjų maišas yra ant peties ir yra kontroliuojamas. Na, o ta aikštelė apibrėžta? Tai čia tiesiog yra jau dėl saugumo ir kitų sektorius, kur sportininkas turi kelti. Jis negali iš to sektoriaus išeiti. Oi, žiūrėkit, lieka 6 sekundės, Modestas 6 kartus sukėlė, patenkintas, parodė, kad viskas gerai, bet vėliau prisiminė, kad dar turi 6 sekundės, neįtikėtina. Kažkas labai laiku jam patarė, dar turi laiko, dar gali. Taip, iš tikrųjų sėkmingas 7 kėlimas, praktiškai 60 sekundę. Bet Žydrūnai, matėte, jisai 6 kartus iškėlė, patenkintas nusišypsojo, o tada puolė vėl. Ir taip, jam gali būti lemiama akimirka. Modestas 1, Tomas 2, Švedas 3, dalinasi Švedas su mūsų Audrium Jokubaičiu, 3, 4 vietas Dizis Zarinč, tik tai dalinasi 5, 6 vietas su Rumūnu. Karolis, kaip ir sakėme, pasitraukė iš šių varžybų. Na ir 5 rungtyje, jūs pastebėt, kiekvienoje rungtyje vis kitas galiūnas pirmauja. Po 5 rungčių pirmauja dabar Modestas Struskus, 2 vietoje Audrius Jokubaitis, 2 taškai skiria juos, ir Dizis Zarinč 32,5 taško. Dizis irgi vis dar kovoja, aš taip jį vis nurašinėjau, sakau, kad tikrai nugalėtojų netaps, bet dėl trejetuko pakovoti jisai gali, o mes keliaujame į lemiamą rungtį. Šios dienos rungtis naščių nešimas. Ji parodys, kas laimės šios dienos varžybas. Svoris 400 kg, distancija 20 metrų.
Čia svarbiausia stiprios kojos ir greitis. Na taip, dabar žiūriu, Modestas mūsų pirmas, čia viskas gerai, aišku, jam svarbiausia klaidų nepadaryti. Antras yra Audrius Jokubaitis, irgi viskas tvarkingai. Trečias Latvis, ketvirtas Švedas. Kas dar iš lietuvių gali čia pakovoti šioje rungtyje? Tomas Šliūpas. Na, Tomas Šliūpas, jeigu labai gerai susiklostytų rungtis, bet naščių nešimas tikrai nėra ta rungtis Tomui, kuris galėtų labai pademonstruoti aukštą rezultatą. Bet Žydrūnai, žinau vieną žmogų, kuriam ši rungtis yra labai gera. Tai yra tas pats Dizis Zarinč. O Dizis Zarinč ši rungtis yra labai gera ir praktiškai neabejoju, kad jis ir laimės šią rungtį. Tai viskas priklausys, kaip kiti sportininkai finišuos. Ir tik tada pamatysime, kas laimėjo šias varžybas. Bet ar įmanoma, Modestas turi 39, Dizis 32,5. Ne, Dizis Zarinč tikrai jau Modesto nebeaplenks, bet antrai vietai gali būti, ar ne, sunkumo. Tai yra mūsų Audriui Jokubaičiui. Jis turi 37, ar irgi vargu bau 4,5 taško per vieną rungtį. Varžybose visko būna. Jeigu Dizis laimės, o tai turėtų ir nutikti, ir Audrius nefinišuotų arba finišuotų labai blogų laikų, tai įmanoma Dizui pakilti į antrą vietą. Žodžiu, teorinių galimybių dar jam yra, o lietuviams svarbiausia mūsų lietuvaičiams nepadaryti klaidų, nepasiduoti psichologijai, susitvarkyti su psichologija ir ramiai nužingsniuoti savo stiliumi iki pergalės. Kita vertus, Žydrūnai, dabar kuo daugiau galiūnų varžybų matėme kartu, jau kažkaip jaučiu, kad laukiu to Dizio Zarinčo prabėgimo. Jisai visada kaip kulka pralekia su tokiu svoriu. Taip, žiūrėsim kaip šiandien. Aišku, šiandien matosi, kad nėra geriausios savo sportinės formos. Matosi turbūt nuovargis. Pažiūrėkit, kaip jisai nuo pat pirmų metrų kojytės greitėja, ką jis išdarinėja. Šiam žmogui šioje rungtyje akivaizdu nėra lygių. Net ir Švedas lenkėsi prieš Latvio profesionalumą šioje rungtyje. Wow. Kasmetinį pasirodymą Lietuvoje. Žydrūnai, ar esat su Diziu? Prisimenat petys į petį kovą šioje rungtyje? Jūs irgi garsėjote? Taip, iš tiesų esam kovoję ne kartą. Esu ir aš laimėjęs, ir jis. Mano geriausiais laikais tai nebūtų laimėjęs prieš mane, nes turėjau ne vieną pasaulio rekordą, bet paskutiniais metais tikrai Dizis šioje rungtyje labai stiprus varžovas ir su juo tikrai buvo labai sunku kovoti. Na taip, atrodo, lietuvaičiai mūsų klaidų tikrai nepadarė. Dizio laikas labai geras, 10 lygiai sekundžių. 10 sekundžių 37 šimtosios, Modesto 14. Na, va, dėl Audriaus dabar 23-25, matau daug žmonių, kurie rezultatą geresnį rodė. Tai dabar žiūrim. Dizis pirmas, čia kaip ir prognozavom, Ispanas antras, Švedas trečias, mūsų Modestas ketvirtas. Na, šiek tiek barsto taškų, bet ne tai baisiai. O Audrius Jokubaitis praleidžia prieš save net visus 8 sportininkus. Na ir žiūrime, dabar tiesos akimirka, galutinė turnyrinė lentelė. Modestas Truckus pergalę švenčia, o Dizis Zarinč visgi kyla iš 3 į 2 vietą. Taip, iš tiesų atrodė neįtikėtina, bet vis tik tai Dizis sugebėjo iškovoti 2 vietą. Gaila dėl Audriaus, kad nepavyko išlikti 2 vietoje. Ir gaila ne tik, kad 2, bet ir 3 nepavyko, nes Švedas pagal pirmas vietas užimtas keliauja į 3 vietą. O koks nenuspėjamas yra galiūnų sportas, intriga visada iki paskutinės akimirkos. Švedas ne veltui čia taip šokinėja, ar ne? Nesitikėjo jisai. Tikrai puikus rezultatas, stiprus sportininkas. Džiaugiuosi už jo pasirodymą. Aišku, buvo labai permainingas pasirodymas, bet prizinė vieta iškovota. Na ir atsiminkit Žydrūno žodžius, šis Švedas dar apie save primins, o Dizio Zarinč veide
kažkaip džiaugsmo absoliučiai nerasta. Dėl dviejų priežasčių ir paskutinės varžybos Lietuvoje ir vis tik nelaimėta. Na, o čia visiškas džiugesys. Tai yra Modestas Struckus. Puikus sezonas jam tęsiasi. Ir dabar interviu su nugalėtoju. Sveikinam su puikiu sezono pabaigimu. Ačiū. Buvo malonu šitą sezoną dalyvauti. Realiai visose sudalyvau varžybose. Tai tikrai buvo ir sudėtingas sezonas. Ir šios varžybos ganėtinai buvo sunkios, nes dalyviai buvo sunkus. Ir pats jau nesijaučiau geriausios formos. Aišku, sveikinam dar kartą ir linkim viso ko geriausio ruošiantis kitų metų sezonui. Ačiū. Sveikiname Modestą, jis iškovojo Europos taurės turnyro čempiono laurus, surinkęs 46 taškus, aplenkęs Latvijį, Švedą. Labai jam gerai sekėsi padangos vertimo, maišo užmetimo ant peties rungtyse, kurias jis laimėjo, trečias buvo tempdamas traktorių ir visą tai lėmė jo pergalę. Ačiū, geros varžybos buvo, ačiū Žydrūnai, kad mus pakvietėte į Panevėžį. Iki kitų susitikimų. Iki.